Mano piešiniai gimė iš tylios erdvės. Atradau ją savyje, ieškodama atsakymų į klausimus, kas aš ir ką čia veikiu. Daug metų mokiausi įvairių darbo su kūnu technikų, studijavau psichologiją ir filosofiją, visada savo žiniomis dalinausi su žmonėmis. Suvokiau, kad mano piešiniai tai kelionė į harmoniją, į kiekvieno mūsų vidinę erdvę. Menas yra viskas, ką aš darau, net jeigu tai nesusijęs su piešimu ir lipdymu. Švirti maistą, gražiai susitvarkyti namus, pasisodinti gėles, net ir kažką tai pamastyti, pasvajoti, tai irgi meninė išraiška, aš taip matau. Tai kažkaip tai, iš tikrųjų tai matau, kad ir aš ir visi esam tikrai menininkai, tik tai tas saviraiška, kaip tas menas reiškiasi, yra pas kiekvienas kitoks. Lina Nikolajevė gimė ir užaugo Kaune. Pradėjau tapyti taip jau, kad ant drobės, tai 12 metais. Formos įvairios ir jie tokie buvo kaip iš juodo su auksu. Tai mano pirmi piešiniai tokie ir buvo. Aš jau pripiešiau visą ciklą ir buvo pagrindė ant drobės. Drobė juodai, kaip piešdavau ir darydavau tas, ką matau, tas auksinės abstrakcijas pagrindė. Ar prisimeni savo pirmą paveikslą? Koks jis? Taip, jisai taip ir vadinasi, pirmoji mandala. Tiesiog norėjau nusipiešti savo mandalą. Man buvo labai gražu, čia iš tikrųjų man įkvėpė tibetiečio menas. Man tokia atėjo idėja, kad piešiu dievybės, pradėsiu nuo Indijos panteono ir buvau sugalvojus iš tikrųjų sudėtingesnį, norėjau deivę Mahakalin piešti, bet tiesą pasakius pabijojau, nes ten tikrai stipri dievybė, galvoju, ką nuo kažko paprastesnio pradėsiu. Tai va, ir o šitas dievas, jis toksai, jisai labai turi tokio gėrio savyje daug ir kažkaip galvoju, jis gali pradėti pirmas pas mane gyventi. Kaip vardintum savo stilių? Tai gal pavadinčiau grafiką labiau, vien dėl to smulkumo, bet tai irgi ne visai tai, kaip žiūriu kitų autorių darbus. Taip. Ir dar yra, kaip matėt, pieštukais ir kitom technikom, tai tokie į naturalizmą irgi linkę kiti. Dailininkė tapo akrilu ir auksiniais dažų žymekliais. Aš rinkausi ryškias spalvas, kad man gerai matytųsi auksas ant jų. Tiesiog, kad gerai žiūrėtųsi auksas, aš taip rinkausi. Menininkė aktyviai dalyvauja parodose tiek Lietuvoje, tiek užsienyje. Jos darbai eksponuoti Ispanijoje, Indijoje, Turkijoje, Italijoje, Lietuvoje. Buvo paroda, dariau Lietuvos Respublikos Seime parodą, vadinasi Kosminiai kiaušiniai. Taip mane ir susirado iš tikrųjų jų darbuotojo raštinės, ieškojo kažką Velykom ir žiūri, kiaušiniai mano internete, žodžiu, ir pakvietė mane padaryti parodą. Tai mano katinai visur dalyvauja piešime, žodžiu. Tai jo, jie ten ir ant paveikslo lipa ir gulasi, tai gal tai, žodžiu, man jie padeda ir trukdo. Kad jie tai būtinai turi ateiti ant vidurio, jeigu aš ant žemės piešiu, nes aš kai ką piešiu ant žemės, kadangi man reikia išgauti smulkiai, tai man, tai primityviai patinka, aš voliojuosi ant žemės ir piešiu. Tai ką tai reikia būtinai vidury paveikslo atsigulti. Kartą nulipdėjai, papasakokite. Pažadu, jų ateityje nebus tiek daug. Jo, bet iš tikrųjų tai buvo įdomu, kad aš labai norėjau pradėti vėl lipdyti ir aš pasiėmiau tą molį ir, žodžiu, ir gavosi katinas. Ir tuomet aš jį ketinu apipiešti savo stiliumi. Tai grįžtu prie to, ką pradžiai sakiau, kad viskas, ką darau, ir yra kūryba. Aš kartais taip pat darže jaučiuosi. Einu vieną rauną, kitą sėju, sodinu, kerpu ir aš tokia jaučiuosi kūrėja. Aš, man tie taškai, tie smulkus dalykai, man tiesiog jie iš manęs eina ir mano tokia natūra.
ten sako, nuo savęs nepabėgs. Svarbiausia tapyboje. Aš manau, kad savišraiška. Tiesiog aš tokiu būdu save išreiškiu. Man tas procesas kelia malonumą. Kokias šalis renkiesi? Iš tikrųjų, tai mane traukia rytai. Ir mane traukia šiltos šalys. Prieš 20 metų buvau Indijoje. Ir iš tikrųjų šalis, man buvo jausmas, kad aš grįžau namo, kai nuskridau. Labiausiai emocionalių dalykų man buvo, kai aš pamačiau gyvą dramblį. Jis buvo milžiniško didumo, aš buvau nemačius niekur dramblio. Neseniai Airijoje aplankyta Sostų karų filmavimo studija. Labai patiko. Tikrai tiek eksponatų surinkta, tiek gražių rūbų, kurta, wow, visa studija pilna eksponatų, paliko didžiulį įspūdį. Gal ne kažkokia tai superinė pasaulio galerija, bet tikrai išėjau kaip vaikas laimingas. Tai buvo paskutinis mano. Pažaidžiau kaip tikras vaikas, žodžiu, įgyvendinau svajonę. Ar lengva būti menininkė? Man tai lengva, bet nežinau kaip mano šeimai, nes tai atima pakankamai daug laiko. Aš galvoju, kad jeigu aš pasinerčiau tiek, kiek aš noriu, tai jai būtų tiesiog labai sunku, bet aš valdausi. Turiu gausybę atviručių, kurias parduodu. Ant rūbų kai ką esu užspaudus, irgi parduodu. Turiu daugiau idėjų, tik dėja nelabai suspėjau, tai ką spėjau tiek.